Energija žaidė 3 kartus ir buvo patirti pralaukas, švieslinti ir toliau nuliukai. Na tai reiškia, jog rezultatas buvo lygus, bet dabar varžovų. O nuo varžovų įvarčio ir dabar Energija turėjo savo geriausią galimybę. Komandos ataka, siekiant panaudoti kiekybinę persvarą ir tą varžovai padaro. Jau veiksmo priekyje. Toks metimas, Maksimas. Pavyksta bent jau kol kas pristabdyti varžovus ir jų atakoje. Tiesa, čia vėlgi karo Energijos komandos ataka. Gražus perdamas, yra galimybė ir graži ataka. Gerai, nebeprasileisti trečio per pirmąjį kėlinį. Laiko dar tam varžovai turi. Įvarčių pranašumų, nu ko gero būtų jau sunkoka tikėtis intrigos, bet jeigu Energija žais taip, tai galima dar tikrai tikėtis įdomybių ir Energijų. Tęsiasi varžovo ataka, Begovas. Jis ieško galimybės, apsigina. Novikovas. Varžovo ataka ir galiausiai vėl pavyksta išnaudoti pranašumą. Dabar dar viena varžovo ataka. Energijos ataka, praslysta Energija ir dar vienas įvartis. Karsumų. Vėlgi daug kovos. Bando tribūnoje, tas judesys didesnis, tiesa dabar ir oponentų pavojinga ataka. Alintas. Energijos atsakymas. Matthew Goldas, jo perdamas, gera galimybė lyginti rezultatą 3-3. Augustinas Silinas ir jos. Žiūrovų. Laiko dar be abejo labai daug. Arūnas atgal. Perdamas Jansonui. Ir įvartis. Gaila, bet Jansonas. O čia varžovai. Ten neatnešė kažkokių. Komanda, aišku, jau bandys nekartoti savųjų klaidų. Antrajame kėlinyje ir bandys. Ginas taip pat jau pasižymėjęs. Čia pavojinga ataka ir rezultatas tampa 6-3. Lentynos komandas tikėtina, jog tai atneštų pergalės. Dabar varžovo ataka ir 7-3. Jog buvo nelengva. Čia vėlgi Hončarenko rodo, kad ritulys gal ir vartuose atsidūrė. Vyko pasižymėti visą puokštė įvarčių buvo pasiūlyta Energijos ir Galiams antrajame. Pasižymėti. Kągi, pralaimėjimas, bet jis tikrai